mano versija, kad vyrai geria tada, kai jie ilgą laiką chroniškai negauna kažkokio tai būtinojo organizmui, žmogui, būtinojo malonumo. Kokio konkrečiai malonumo čia atskira tema, aš tai nedetalizuosiu. Bet, tai gali būti ten įvairius variantai, nuo iki, ir priklauso nuo vyro. Ir jisai įeina į neviltį, kad to malonumo jis niekada negaus visą likusį gyvenimą, ir tai priveda jį prie tokios desperacijos, kad jisai tik alkoholį randa tą, sakykime, sąlyginį gesinimą to skausmo ir tokį sąlyginį pasitenkinimą. Tai čia sutampa su mintim, kuri yra parašyta karaliaus Saliamono patarimuose, kad yra karaliaus patarimas karaliui, kad duok vyną tik tautai tada, kai jinai yra praradus viltį. Kai žmogus yra palūžęs visiškai, panašiai kaip, sakykime, morfijus yra duodamas terminaliniam ligoniui, kuriam liko gyventi nedaug ir jis tikrai mirs. Tai čia yra panašus sprendimas, tik švelnesnė versija.